Šiemet Šiauliai švenčia 777 jubiliejų, tačiau archeologiniai radiniai byloja, kad čia žmonės gyveno gerokai seniau. Šiaulių krašto ir taip pat ir miesto priešistorija yra labai ilga, ilgesnė negu kai kas įsivaizduoja, švęsdama 777 vadinamą miesto gimtadienį. Iš tikrųjų, tai šitą vietoje gyvenama jau apie 12 000 metų ir apie tai sužinojome tik tai 91 metais, kai Šiaulių krašte buvo rasti pirmieji paleolitiniai žmonių gyvenimo pėdsakai, tai buvo 2 titnaginės strėlės ir mes žinome, žmonės iš tą kraštą atėjo visiškai netrukus po to, kai nutirpo ledynai. Vietovardis Saulė pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose eiliuotoje Livonijos kronikoje, aprašančioje Saulės mūšį. 1236 m. rugsėjo 22 dieną netoli Šiaulių, Mūšos ir Tautinio upelių santakoje įvyko legendinis Saulės mūšis, kuriame susikovė Žemaičių ir Kalavijuočių ordino kariuomenės. Kalavijuočių ordinas buvo sutriuškintas, taigi kitų baltų žemių užkariavimas buvo nutrauktas. 1236 m. rugsėjo 22 tapo Šiaulių miesto gimimo diena. Šiaulių ir gretimų apylinkių centru tapo sunkiau pasiekiamoje, iš dalies pelkių supamoje Salduvės kalvoje pastatyta medinė pilis ir jos pašlaitėje prisiglaudusi gyvenvietė. Galime teigti, kad 13 amžiuje Šiaulių žemė, tuo metu taip vadinosi atskiri dideli ikivalstybiniai dariniai, valdė kunigaikščiai Bulioniai arba Bulaičiai, tai Vismantas, Gedvilas arba Edvilas ir Sprūdeikis. Žinome, kad Vismantas apie 50-metį vedė būsimą karalienę Mortą, Mindaugo žmoną. Ir 1251 metais dėja prie Tverų žuvo, nes palaikė kovose prieš Mindaugą Žemaičių kunigaikštį Vykintą. 51 metų po Tverų mūšio Morta, būsimoji Morta, nutekėjo už Mindaugo. Šiauliai, miestas perėmęs Šiaulių žemės vardą, priskirtinas seniausių 15 amžiaus pradžioje įsikūrusių Lietuvos miestų grupiai. Po Žalgirio mūšio išnyko nuolatinių kovų su kryžiuočių ordinų grėsmė. Šiaulių žemės pilis su gyvenvietėmis, tarp kurių ir Salduvės pilis, neteko gynybinės reikšmės. 1524 metais Šiaulių miestas pirmą kartą paminėtas istoriniuose šaltiniuose Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo rašte. Miestelis pažymėtas 1555 metais Kasparo Vopelos sudarytame Europos žemėlapyje. Ten jis vadinamas Sovli. Dėl istorijos šaltinių stokos negalima apibūdinti tuometinio miestelio dydžio ir vaizdo, tačiau žinomas medinės bažnyčios buvimo faktas 1445 metais rodo, kad jau 15 amžiuje Šiauliai buvo stambi gyvenvietė, įgijusi krikščioniško miesto vaizdą. Paskelbus krikščionybę buvo įrengtos krikščioniškos kapinės prie tos pirmosios medinės bažnyčios. Ir ten jau mirusieji laidoti pagal krikščioniškas apeigas, be jokių papildomų įkopių, pagoniškų tradicijų. Ir vėliau naujoji dabartinė mūsų mūrinė bažnyčia ir Šventoriaus tvora buvo pastatyta ant tų senųjų krikščioniškų kapinių. Ir tiesiog mirusieji dabar guli ir po Šventoriaus tvora, ir po pačios akmeninės bažnyčios pamatais. Tačiau krikščionybė toks daiktas, kuris per vieną naktį neįauga žmogui į smegenis ir pasikeitė ne vieną kartą, kol senieji papročiai pasikeitė. Ir greta tuo pačiu metu, už kelių šimtų metrų, buvo keletas vėlyvųjų senkapių, kur žmonės laidojo savo mirusiuosius laikydamėsi pagoniškų papročių ir dėdami jiems į kapą ir darbo įrankius, ir ginklus, ir monetą susimokėti už kelionę į kitą pasaulį.
Bet pamažu naujos religijos keitė senasis. 16 amžiuje Šiauliai jau Šiaulių valsčiaus administracinis centras. Įsteigus karaliaus stalo valdą Šiaulių ekonomiją, miestas tapo jos administraciniu centru. Galima sakyti, kad per 17-18 amžiaus iš medinių Šiaulių Šiauliai tampa mūriniais Šiauliais. Na ir buvo vienas turtingiausių valsčių, tankiausiai gyvenamas. Kaip jau minėjau, po 89 metų gaisro greičiausia Kristupas Radvila Našlaitėlis nusprendė pastatyti mūrinę bažnyčią. Galima sakyti, naujos mūrinės bažnyčios fundatorius buvo Radvila Našlaitėlis, na, o visus statybos darbus organizavo jau Petras Tarvainis. Ir pamažu bažnyčia buvo pastatyta, tai pati didžiausia bažnyčia visoje Žemaitijoje tuo metu buvo, o netgi iš dalies ir Lietuvoje. Ir reikia pasakyti, kad Petras Tarvainis nusipelnė ne tik kaip bažnyčios statytojas, bet ir parašęs vieną iš grožinės literatūros kūrinių, tai linksmasis pasveikinimas skirtas bažnyčios konsekracijos proga. 17 amžiaus vidurys, 18 amžiaus pirma pusė buvo kataklizmų metas Lietuvos valstybėje. 17 amžiaus vidurio karai su Švedija ir Rusija, švedų okupacija Šiauliuose, epidemijų banga. 16-17 amžiuose kelis kartus kilo dideli gaisrai, visiškai nusiaubė miestą. Žinoma, Šiauliai labai nukentėjo nuo švedmečio, nuo 1655 metais, kada švedai okupavo didesnę dalį Žemaitijos, tame tarpe ir Šiaulius. Ir Radvilų archyve Varšuvoje, tai fondas vadinasi Radvilų archyvas Varšuvos senųjų aktų archyve, yra išlikęs 1657 metų Šiaulių valsčiaus ir Šiaulių dvaro inventorius, kuriame rašoma, kad Šiaulių dvaras yra labai smarkiai nuniokotas. 1655 metai. Žečpospolita kariauja su Švedija. Vilniaus vaivados ir didžiojo etmono Jonušo Radvilos vadovaujama Lietuvos kariuomenė iš Vilniaus patraukė link Kėdainių. Čia rinkosi ir žemaičių bajorai, didikai iš kitų Lietuvos vietų. Tų pačių metų spalio 20 dieną buvo pasirašyta garsioji Kėdainių sutartis. Ji davė teisę švedams užimti didesnį dalį Lietuvos. Švedai čia elgėsi kaip tikri okupantai. Jų įgulos siaubte siaubė vietos gyventojus. Praėjus vos pusmečiui, okupuotoje Lietuvos teritorijoje kilo visuotinis sukilimas. Švedų įgulos greit buvo sunaikintos. Sukilimo eigą nušvietė istorikas Antanas Yla. Pagrindinės žinios apie šitą sukilimą yra mums labai negausios. Kažkaip tai vietos šaltiniai apie juos nutyli. Yra tik tai žinoma eiliuotas kūrinys, parašytas, matyt, Kazimiero Šemetos apie tą sukilimą ir apie jį gana gausiai yra rašęs Švedijos karalio 10 Gustavo istoriografas Samuelis Pukendorfas. Pradžioje sukilėliai patraukė link Šiaulių, kur buvo švedų kariuomenės štabas. Sumušti švedų daliniai pasitraukė už Joniškio. Tačiau gavę pasitikrinimą iš Rygos, vėl grįžo į Šiaulius ir pasiruošė suduoti lemiamą smūgį sukilėliams. Dabar švedų kariuomenei vadovavo grafas Gabrielius Magnus Telegardį. Susidūrimas įvyko į pietus nuo Šiaulių, prie Reisgių kaimo. Tas kaimas buvo prie Reisgių ežero, iš kurio išteka Dubysa. Greta Meškių ir Jakštaičių kaimai.
Sukilėliai net laikė švedų raitarų spaudimo. Lietuvių raiteliai buvo išblaškyti, pėstininkai sugrūsti į pelkę, didelę jų dalį sudarė menkai apmokyti valstiečiai. 2000 paimtai nelaisvę, iš jų 500 išvaryti darbams į Rygą, kitus žudė. Pufendorfo žodžiais tariant, kaip avis vėlė geležimi. Nukentėjo ir aplinkiniai kaimai. Delegardy įsakė paskui, kad apie tą vietovę visus kaimus ir dvarus sudeginti. Kaip matyti iš 1658 metų Šiaulių ekonomijos inventoriaus, visai švedų sudeginti, taip ir užrašyta švedų sudeginti inventorijoje, buvo šie kaimai: Raizgių, Meškių, Šventupių, ir dalinai Jakštaičių, Verdulių ir dar kiti kaimai. Yra nuomonė, kad Šiauliuose veikia seniausia Lietuvoje įmonė alaus darykla Gubernija, savo amžių skaičiuojanti nuo 1665 metų. 1765 metais LDK karališkųjų ekonomijų administratoriumi tapo Antanas Tyzenhauzas. Su Antano Tyzenhauzo atėjimu, valdymu yra susijusios didžiausios Šiauliams reformoms per visą tą laikotarpį. Na ir dabar jau Antanas Tyzenhauzas pasitelkęs architektus, statybininkus, ne tik vietinius, bet ir iš užsienio, perprojektuoja Šiaulius, ištiesina gatves, šachmatinę formą gatvės turi eiti ir pradeda statyti mūrinius namus. Beje, Šiauliuose buvo įsteigta drobės manufaktūra pirmoji Tyzenhauzo laikais, bet taip pat reikėjo ir tą tokį politinį pilietinį gyvenimą suaktyvinti ir Antano Tyzenhauzo rūpesčių Seimas 1775 metais leido įsteigti Šiaulių reparticiją. 18 amžiaus pabaiga miesto istorijai ypač reikšminga. 1791 metais lapkričio 9 dieną Lietuvos ir Lenkijos valdovas Stanislovas Augustas savo privilegiją galutinai įtvirtino Šiaulių miesto savivaldą. 1795 metais prasidėjo ir naujas Šiaulių istorijos laikotarpis. Rusijai prisijungus Lietuvą, miestas su didžiulė teritorija, Šiaulių ekonomija, Jekaterinos II buvo padovanotas kunigaikščiui Platonui Zubovui. Tačiau vėliau Jekaterina II koregavo savo įsaką ir paskelbė Šiaulius valstybiniu apskrities miestu. Be abejo, svarbus politinis įvykis XIX amžiaus buvo 1863 metų sukilimas. Sukilimas prasidėjo Lenkijoje ir persimetė į Lietuvą. Labai aktyvus sukilėlių veiksmai vyko Žemaitijoje. Ir tais laikais Šiauliai istoriškai priklausė Žemaitijai. Tai kadangi Šiauliai strategiškai buvo labai svarbus miestas, dėl to vyko kovos aršios tarp sukilėlių ir caro kariuomenės. Ir mūšiai vyko netoli Šiaulių, daugiausia Žemaitijos teritorijoje. O kai sukilimas buvo numalšintas, tai dalis sukilėlių vadų buvo paimti į nelaisvę ir, kaip žinome, pakarti toje vietoje, kuris dabar vadinamas sukilėlių kalneliu, ir stovi ten paminklas. Kita vertus, XIX amžiaus antroje pusėje prasidėjus kapitalizmo epochai, Šiauliai, kaip ir visa Lietuva, įžengė į pramonės revoliucijos, spartaus technologinio vystymosi, urbanistinės plėtros lauką. Šiauliai nuo seno buvo išsidėstę kelių sankryžoje.
Šiauliams kaip miestui įsivystyti į ekonominį centrą, kultūrinį, didžiulės reikšmės turėjo dar Liepojos Romnų geležinkelio nutiesimas, be, kaip minėjau, Plento Ryga Tilžė nutiesimo anksčiau. Geležinkelis buvo nutiestas ir pirmasis traukinys pravažiavo pro Šiaulius 1871 metais. Tai buvo nepaprastai svarbus įvykis, ypač ekonominė prasme, todėl kad Šiauliai buvo sujungti su Ukrainos miestu Romnu, su Baltarusijos miestais, dabartinė suprantama Baltarusijos miestai su Latvija, su Liepoja, o Liepoja tai uostas. Ir nuo to laiko, žinoma, Šiauliai tapo nepaprastai svarbus. Pirmiausia, karinė, po to ir ekonominė prasme, ir miesto tapimas būtent ekonominiu centru pagal dydį trečiu po Vilniaus ir Kauno daugiausia susijęs su šio geležinkelio nutiesimu. Beje, geležinkelio stotis pastatyta tuomet tais metais tebestovi iki šiol. Tai yra ta pati stotis. Pakito ir miesto gyventojų tautinė sudėtis. Dauguma 1909 metais 56,4% sudarė žydai. Į miestą žydus pramonininkus viliojo patogus susisiekimas su Rusijos pramonės centrais. Chaimo Frenkelio, brolių Nurokų, brolių Rogalinų sukurta odų pramonė išgarsino miesto vardą. Išskirtinas modernus to laikmečio Chaimo Frenkelio odų fabrikas, tapęs didžiausiu visoje Rusijos imperijoje odų fabriku. Mieste atsirado naujų akcentų – žydų bendruomenės maldos ir mokslo namų sinagogų. – 1843 metais atidaryta miesto ligoninė, kuri šiemet švenčia 170 metų jubiliejų. 1851 metais pradėjo veikti Šiaulių vyrų gimnazija. 1865 metais pradėjo veikti telegrafo stotis, atidaryta pirmoji fotoateljė. 1890 metais pradėjo veikti vietinis telefonas. 1898 metais įkurta Šiaulių mergaičių gimnazija, kuri dabar vadinasi Didždvario vardu ir švenčia 115 metų jubiliejų. XIX amžiaus antroje pusėje toliau augo Šiaulių kaip Lietuvos provincijos kultūrinio gyvenimo centro reikšmė. Mieste telkėsi svarus lietuvių inteligentijos būrys, išvystęs tautinio atgimimo, švietimo ir kultūros puoselėjimo veiklą. Pirmasis pasaulinis karas Šiauliams, kaip vėliau ir antrasis, buvo labai negailestingas, buvo sugriauta apie 2/3 miesto pastatų, nenukentėjo tik tai bažnyčia ir miestas buvo beveik ištuštėjęs. Jeigu prieš karą buvo apie 18 000 gyventojų, tai po karo galėjo likti, tikslių duomenų nėra, bet taip manoma 2, 3 ar 4 daugiausiai tūkstančių gyventojų iš karto pasibaigus karui, tai yra 1918 metų pabaigoje. Miestas atrodė baisiai, buvo didžiulis skurdas, ekonominis sunkmetis prasidėjo ir vokiečiai valdė labai griežtai miestą nuo 1915 iki 1918-19 metų netgi pradžios jie valdė. Tai žinoma buvo vienas blogiausių laikotarpių Šiaulių miesto istorijoje. Pirmosios Lietuvos Respublikos metais, dažnai vadinamais tarpukariu, prasidėjo naujas Šiaulių miesto raidos etapas. Tuometinėje Lietuvoje Šiauliai dėl kintančių politinių priežasčių tapo svarbiu krašto politiniu, ekonominiu ir kultūriniu centru. Jie savo svarbą ten nusileido laikinai sostiniai Kaunui.
1919 metais Šiauliams buvo suteiktos apskrities miesto, o 1931 metais pirmaeilio Lietuvos miesto teisės. 1923 metais Šiauliai pagal gyventojų skaičių užėmė 3. vietą po Kauno ir Klaipėdos. 1919 metų pabaigoje, pasibaigus nepriklausomybės kovoms, buvo pradėti miesto atstatymo darbai. Didžiausias dėmesys, žinoma, buvo skiriamas centrui, kur buvo leidžiama tik 2-3 aukštų mūrinių namų statyba. Iki 1929 metų miesto centras buvo atstatytas ir sutvarkytas. Centre buvo pastatytos administracinės įstaigos, visuomeniniai pastatai, gražūs gyvenamieji namai. Centrinės gatvės buvo išgrįstos netašytais akmenimis, apšviestos bačiūnų, vėliau Rėkyvos elektrinėje gaminama elektra. Jau 1925 metais pradėti pirmieji vandentiekio ir kanalizacijos tinklų tiesimo darbai. 1938 metais iškėlus turgavietę bei stačiatikių cerkvę buvo įrengta reprezentacinė miesto aikštė su gėlynais ir fontanu. Komunikacijai šiauliečiai galėjo naudoti ne tik paštą ar telegrafą, bet ir telefoną. 1936 metais mieste buvo įrengti telefono automatai, o telefono abonentų skaičius 1937 metais išaugo iki 700. 1931 metais atidarytas Šiaulių dramos teatras. Pirmosios Lietuvos Respublikos metais Šiauliai išlaikė 20 amžiaus pradžioje sukurtą Šiaulių pramoninio miesto įvaizdį. 1938 metais Šiauliuose buvo pagaminta apie 85 procentai Lietuvos odos, 60 procentų avalynės, 75 procentai linų pluošto, 35 procentai saldainių pramonės produkcijos. Neblogai, o jums atrodo nuostabu, kaip savo dūdas aš pučiu, kaip mano dūdos šaukia verkia. Beje, 1913 metais įkurtas Rūtos saldainių fabrikas šiemet švenčia 100 metų jubiliejų. Tai šitas fabrikas pasiekė gana didelių laimėjimų, savo saldainius eksponavo Paryžiuje parodoje ir buvo gerai vertinamas netgi vakaruose. Tai čia būtent jau lietuvių kapitalo didžiausia įmonė šitas fabrikas.